Nu, jau eina. Sveiki, aš esu Gydas, dėl ko aš esu čia, jūs esate tenai. Tai papasakosiu trumpą istoriją, kai mano gyvenimas pradėjo keistis nuo vienos dienos. Kaip jūs daugelį nemėgsta tikriausiai knygų skaityti, kyša visokias knygos, imkit skaitykit, ypač mokykloje, Harry Potterį visokie, ten literatūrai ir knygas būdavo vien tik dėl to, kad atsiskaityti kažkokį pažymį gauti. Ir dėl to, kad man nebuvo motyvacijos, nesugebėjo man pateiktų knygų, aš dėl to ir pats neskaičiau. Ir vieną dieną taip gavosi, kad pradėjau domėtis šiek tiek labai minimaliai tinklinio marketingo ir draugas rekomendavo vieną knygą paskaityti. Ir tą knygą pradėjau skaityti ir kiekvieną puslapį vis verčiu skaitau ir atsimenu, kaip šiandien atėjo 9 vakare, 10, žiūriu 12 nakties. Mama sako, ką tu dirbi, sako, neskaitai niekad knygų, skaitai dabar knygas, ką čia sako darai. Aš sakau, tokia gera knyga įdomi ir atsimenu, kaip šiandien skaičiau gal iki 1 ar 2 nakties ir baigiau tą knygą skaityti. Ir nuo tos knygas mano gyvenimas visai pradėjo keistis į kitą pusę. Kas buvo prieš tai, aš linksmybės visokias su draugais vaikščiodavau, tiesiog bendravau su žmonėm, su klasiokais, su draugais ir nebuvo tokio augimo pas mane. Ir nuo tos dienos, kai aš perskaičiau tą knygą, visai keitėsi kardinaliai požiūris į gyvenimą. Ir pradėjau augti, didelį šuolį darau dabar ir kiekvieną dieną vis tobulėju. Ir jeigu nori sužinoti, kokia ta knyga buvo, sek mano video.